Esu Nacionalinės socialinės integracijos instituto direktorė. Man labai malonu dalyvauti jūsų konferencijoje. Vienas iš mano organizacijos darbų ir tai, ką daro mano komanda nuo 2018 metų, yra paslaugos nusikalstamam jaunimui. O taip pat mes atliekame konsultacinį darbą savivaldybėse tam, kad būtų galima skleisti naują koncepciją Lietuvoje. Na, o per tą paskutinę valandą ir 20 minučių šiandien pakalbėsime apie tvarumą. Tvarumas, mano nuomonė, yra pasiekiamas keliais aspektais. Taigi aptarsime jokios abejonės tvarę įtaką, kuri yra siūloma mūsų jaunimui ir vaikams. Kalbėsim taip pat apie tvarų finansavimą ir skirtingus modelius, kurie gali būti taikomi tam, kad įsitikintume, jog pinigai nėra fragmentuoti ir kad aplamai finansavimas įgalina mus pasiekti tvarių rezultatų ir poveikio. Jokios abejonės taip pat susitelksime į partnerystę tarp vyriausybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, privataus sektoriaus, kadangi tai yra svarbiausia užduotis, kuri įgalina pasiekti geriausių rezultatų. Na, o dabar norėčiau pakviesti prisijungti čia scenoje mūsų 4 pranešėjus, puikius pranešėjus, kurie pasisakys paskutinės sesijos metu. Pirmasis Ulrich Lerbach-Winter. Simona Varovaitė, Loreta Madolienė ir Marietta Kekkonen. Dėkoju už tai, kad atvykote ir pasidalysite savo praktiką bei patirtimi. Labai įdomu bus išgirsti ir jokios abejonės laiko trūksta, nenoriu užimti jūsų brangaus laiko ir paprašysiu tarti žodį mūsų ir pranešimą išdėstyti mūsų pirmąjį pranešėją Ulrichą, kuris yra miesto reintegracijos ir bendruomenių vystymo centro konsultantas iš Danijos. Jisai papasakos apie tai, kaip galima geriau suprasti, kaip veikia bendruomenės, kokių įgaliojimų galbūt trūksta bendruomenėm ir kaip reikėtų dirbti su marginalizuotomis grupėmis. Ulrikai, žodis jums. Dėkoju. Visų pirma, Monika, dėkoju už pristatymą, Vidai ir organizatoriams už tai, kad puikiai organizuotas renginys. Visų pirma, viskas yra puikiai organizuota. Matome, kad Lietuvoje ir Kaune yra puikus svetingumas. Taip pat, už ką norėjau padėkoti, man labai malonu pasidalyti tam tikromis perspektyvomis iš bendruomenės darbo programos, iš tos perspektyvos, kadangi tai yra irgi prevencinė veikla ir ypač Danijoje mums tas modelis pavyko. Na, visų pirma, Natalija mane vakar labai įkvietė savo prezentaciją, o pradėsiu nuo tokio pokalbio su jaunuoliu, kuris įvyko praėjusiais metais Danijoje, kai buvo daromi lauko darbai. Ir praktiškai ką? Natalija mane įkvėpė, kad pasidalyčiau to pavyzdžiu. Džemalas 17 metų, susitikau jo rajone, gyvenamoje vietoje, papasakojo man, kad mokykla visada nesisekė tie mokslai mokykloje. Visą laiką buvo tokių pakilimų, nuopolių ir su policija teko bendrauti savo rajone. Na, natūralu, kad su policija jam teko susidurti nuo 14 metų ir būtent dėl to jisai buvo labai priklausomas nuo suaugusiųjų savo bendruomenėje, kurie, dirbo ir kurie, kaip ir buvo jo advokatavimo žmonės. 16 metų susitikau su policija, sustabdė su tokiu žmogum, kuris jau buvo policijai žinomas. Tėvai gavo laišką su informacija, kad labai blogi dalykai vyksta rajone. Taigi tėvai nuvyko į būsto organizaciją, kur turėjo būti pokalbis su policija. Visi dalyvavo, Hamidas yra tas bendruomenės atstovas, kuris dalyvavo pokalbėje, kuris pasakė policijai ir mano tėvams, kad Džemalas yra vienas iš mano darbuotojų, jisai dirba po pamokų. Taigi praktiškai galbūt suradote jį toje kompanijoje, bet jisai nėra blogas vaikinas. Džemalas pasakė, kad
metu man tiesiog padėjo susitvarkyti ir kad jisai dirba su tais, kuriuos reikia grąžinti į tą tinkamą vėžę. Taigi praktiškai toks buvo pavyzdys. Ir žinoma, jaunimas taip pat yra įsitraukęs į tą bendruomeninę veiklą laisvų nuo pamokų metu. 3 pastebėjimai, 3 išvados. Visų pirma, norint sukurti ilgalaikius pokyčius, užkirsti kelią socialiniai, struktūriniai ir kitokiai nelygybei, palyginti su individualiu elgesiu, labai svarbu spręsti pagrindinės jaunimo nusikalstamumo priežastis. Visų antra, tarp sektorinės bendruomenės atitinkamos programos Danijoje galėtų įkvėpti partnerystės metodologiją, organizuojant ir valdant bendruomeninę prevenciją kitose vietose. Sudėtingos problemos neturi greito sprendimo. Programos yra susijusios su galimybėmis ir su partnerystėmis. Taip pat su dilemomis, kurias reikia spręsti organizacijose ir praktikoje. Kas aš esu, iš kur atvykau, dirbu nepriklausomai žinių centre, kuris bendrai finansuojamas Danijos valstybės ir nacionalinės būsto agentūros. 15 akademikų, antropologijos, sociologijos, miesto planavimo, politikos mokslų srityse, kai kurie kolegos turi daktaro laipsnius. Jie turi rinkti ir kurti praktiką, įrodymais grįstas žinias, kurios padėtų bendruomenėms vystytis ir imtis atitinkamų priemonių Danijoje. Kokia yra ta socialinė veikla ir kaip jinai buvo pradėta? Danijoje turime 50 aktyvių bendruomenės programų. Partnerystė sudaroma 4 metams tarp pelno nesiekiančiomis būsto organizacijomis, savivaldybėmis ir vietos bendruomenės veikėjais. Yra 6 programos, kurios vyksta Kopenhagoje, Kopenhagos savivaldybėje. Marija jau pristatė vieną iš tų programų. Marija ir jos kolegos tikrai bendradarbiauja vienoje iš tokių schemų, iš tokių būtent bendruomeninių programų. Svarbu pasakyti, kad Danijoje 1 milijonas žmonių gyvena socialinėme būste. Tai yra pelno nesiekiančios būsto agentūros. Tikrai 1 milijonas ir aplamai tie žmonės, kurie yra nepasiturintys ir galų gale jiem tai yra skirtos tos programos. Kadangi ten socialinių problemų koncentracija tokiuose rajonuose yra labai aukšta. Tai reiškia, kad ten yra blogi šansai gyventi, taip pat yra skurdas, kuris yra akivaizdžiai matomas tose rajonuose, o iniciatyvos, kurios yra skirtos tokiams bendruomenėms, susitelkusios į 4 sritis. Visų pirma, tai yra nusikaltimų prevencija, pirminė ir antrinė. Dėkoju Bjornui, kuris iš Frihuset perspektyvos papasakojo apie tos panašumus. Taip pat jo organizacija įsitraukusi į tokias iniciatyvas ir būtent skatina tokią prevenciją. Nereaguoja, bet būtent telkia dėmesį į prevencinės priemonės. O tos 4 sritys vėlgi prevencija, gyvenimo galimybės, užimtumas ir socialinė sanglauda bei pilietiškumas. Čia taip pat galite pamatyti, kokiais bruožais pasižymi tos bendruomenės, tie rajonai, reiškia didelis nusikalstamumo lygis, mažesnės pajamos, žemas užimtumo ir išsilavinimo lygis, ir tai gali būti kitos etninės mažumos, kurios gyvena tokiuose rajonuose, vėlgi vienas iš parametrų, kaip mes tas programas diegiame Danijoje. Tų programų tikslas yra paskatinti bendruomenių gerovę. Ir kasgi yra tas Danijos socialinio būsto sektorius, tai yra pelno nesiekiančios organizacijos. Aš paaiškinsiu, bet iš pradžių norėčiau pasakyti, kad
Tai yra nepelno siekiančios organizacijos, kurios jungia būsto šeimininkus, bendradarbiaujančius su vietinėmis žinybomis, ir tas būstas yra universaliai prieinamas pagal laukiančiųjų sąrašus. Galbūt kitokia sistema negu kad socialinis būstas kitose šalise, bet čia mes sakome apie būtent specifinės socialinės ekonominės problemas ir būtent tą visuomenės dalį, kuri gyvena tokiuose būstuose, tokiuose rajonuose. Tai paprastai būna šeimos, kurių pajamos yra žemos ir būtent yra socialinių problemų rizika. Čia yra finansinis modelis, kaip tos programos veikia Danijoje nuo 2006 metų. Istoriškai 1967 metais buvo nacionalinis būsto fondas įsteigtas, buvo finansuojamas iš būtent pelno nesiekiančių būsto agentūrų. Tam buvo būtent nuomininkai, kurie kreipėsi į tokias organizacijas ir būtent buvo skaičiuojama, kad jie tiesiog negali įpirkti būsto, kad jų pajamos neleidžia ir dėl to tas būstas buvo suteikdamas per nacionalinį būsto fondą. Na, vėliau vyriausybė nusprendė subsidijuoti Taip pat buvo kalbama apie pelno nesiekiančias organizacijas, kurios buvo susijusios su socialinėmis problemomis. Subsidijomis buvo bandoma išspręsti socialinio būsto problemas, bendradarbiaujant su savivaldybėmis. Taigi, tos programos yra bendrai finansuojamos nuo 60 iki 75%, apie 20 milijonų eurų skiriama iš nacionalinio būsto fondo. Taip pat vietinės savivaldybės prisijungia prie tos programos, kągi jie daro, kaip atrodo jų veikla. Štai keli pavyzdžiai, kaip galima palaikyti jaunimo gerovę. Na, yra skirtingos dimensijos. Kasdienėme gyvenime tai yra susijęs su socialinė rizika ir taip pat instituciniu kontekstu. Tiesiog svarbi prevencinė veikla, pavyzdžiui, šeimoms, būstui, laisvalaikiui, gyvenimui gatvėje, taip pat užimtumui ir tiesiog spragoms uždaryti. Mūsų ICE organizacija yra vienas svarbiausių elementų bendruomenės iniciatyvose Danijoje. Tai reiškia, kad prevencija yra susijusi su vietos veikla. Tai reiškia, kad jie nėra vakuume, tai reiškia, kad jie nori naudotis turimais ištekliais bei pritraukti naujų. Okay, sorry. So I'll give an example in a bit about how Na štai čia yra pavyzdžiai, kaip jie užsiima veikla. Pažiūrėkime į tai, kokių pastangų yra imamasi. I'll do that quickly. They have four distinguishable characteristics. Jie turi keturis bruožus. Visų pirma, tai yra veikla pagal tam tikrą rajoną, pagal timbrą gyvenamąją vietą. Tai yra lanksčios programos, prieinamos ir jautrios kontekstiniams sąlygoms, taigi yra kuo arčiau gyvenamos vietos. Tai reiškia, kad gyventojai labai dažnai kreipiasi į tas vietinės žinybas, kaip ir Bjornas savo prezentacijoje pasakė. Antras principas yra tinklinis bendradarbiavimas. Gali būti holistinis, tarpsektorinis, tai reiškia, kad jie mobilizuoja ir pritraukia skirtingų išteklių iš skirtingų šaltinių. Veikia išvien, dirba kartu, siekiant išspręsti problemas. Trečias principas - pasitikėjimą ugdantis santykiai. Tai yra, dalyvavimas yra savanoriškas, o bendruomenės darbuotojai veikia be formalių įgaliojimų. Ta prasme, kad jie negali priversti imtis kažkokios veiklos ir viskas veikia savanoriškų principų. Na ir taip pat yra orientuojamas į išteklius, kuriuose prieinamos tokiai visuomeniai, tam, kad tie ištekliai būtų aktyvuoti
jokios abejonės turi būti remiamas ištekliais ir sąlygomis, kurios egzistuoja kaiminystėje ir bendruomenėje. Vėlgi, pavyzdys tam tikros veiklos, kurios buvo imtasi iniciatyvose Danijoje. Čia tiesiog sakoma apie tai, kad gali būti organizuojama laisvalaikio veikla, gali būti taip pat ir tam tikras užimtumas po pamokų, kuris yra prevencinė priemonė. Būtent tai yra savivaldybės programa skirta marginalizuotiems rajonams ir per tą tinklaveiką su pelno nesiekiančia būsto organizacija, viešomis įstaigomis ir privačiais verslais, kai galite pamatyti čia iš kairės, taigi praktiškai čia viskas sueina į vieną, tiek būstas, tiek užimtumo galimybės, tiek laisvalaikio praleidimo opcijos ir be jokios abejonės ugdymas ir švietimas, kuris gali būti skirtas bendruomenės nariams. Nuo 2014 metų buvo sudarytos 1057 galimybės bendradarbiauti per tą programą. Čia yra tiesiog nacionalinė vertinimo statistika, kuri parodo, kad jaunimas, kuris dalyvavo intervencijose, galėjo susirasti darbą, kas sumažino riziką ir matote būtent iš dešinės, kad ta rizika buvo vertinama po to jau ne kaip tokia aukšta, ta prasme, kad ta kreivė pradėjo kristi dėl iniciatyvų ir socialinių programų, kurios padarė, suteikė galimybę įsidarbinti po pamokų. Taip pat norėjau pastebėti, kad darbas po pamokų jokios abejonės nevyksta izoliuotoje aplinkoje. Tai yra platesnių programų ir strategijų aspektas, kuris yra susijęs su bendruomenėmis ir tas džemalas, kurį paminėjau iš pradžių, buvo tiesiog pavyzdys, kaip galima leisti ne tik tai laisvą laiką, bet ir kaip galima užsiimti mentorystę, kaip galima kitus galbūt bendraamžius įtraukti į tam tikrą užimtumą ir, žodžiu, čia yra vėlgi tas platesnis kontekstas. Vėlgi, ar jie kovoja su nusikalstamumu? Sudėtinga atsakyti, bet tas džemalis yra tiesiog indikacija, kokia yra suteikiama prasmė. Šią skaidrę praleisiu. O čia yra kontrastas tarp tokių bruožų arba skirtumų tarp bendruomeninio darbo, viena vertus, ir gerovės paslaugų, kurios yra teikiamas valstybės lygių. Tiesiog tam, kad pailiustruočiau, svarbu pastebėti, kad vietinės programos Danijoje tiesiog papildo socialinės politikos programas, kurios yra teikiamos vietinių žinybų, tai yra savivaldybių lygyje. Danijoje savivaldybės atsako už gerovės paslaugų teikimą. Taigi yra padidinama aprėptis, yra didinamas mastas ir jeigu kalbame apie bendruomenės programas, tai yra bendrai kuriama gerovės sistema. Sakyčiau, kad prevencinė veikla ir potencialas, kuris buvo jau pristatytas kitose prezentacijose, kildinamos iš socialinio darbo su jaunimu, kuris turi pripažinti ir naudotis tokiamis galimybėmis. Taigi, kaip tai atrodo iš būtent mūsų jaunimo perspektyvos, kas yra svarbu, kaip naudotojai vertina tokias programas. Taigi, tas džemalas buvo pavyzdinis toksai atvejis iš tyrimo, kuris buvo atliktas vietose. Tyrimo metu buvo susitelkta į perėjimą iš pirminės mokyklos į antrinį arba tretinį išsilavinimą. 25 procentai 18 iki 29 metų jaunimo yra baigę pirminį mokyklą kaip savo tą aukščiausią ugdymo laipsnį, taigi jiem trūksta išsilavinimo, palyginus su kitose regionuose, kur tik tai 12-13 procentų jaunimo yra baigę tą pirminį išsilavinimą, taigi turi geresnį. Taigi institucijos tikrai turi veikti regionuose.
or often try to avoid. So they tell us a lot of stories. Taigi praktiškai labai daug yra tokių patirčių atvejų, aplamai iš mokyklų tokia neigiama patirtis kartais skamba. Ir manau, kad tiesiog tinkamos intervencijos iš jaunimo perspektyvos, čia, manau, Džamalo citata, netiek daug žmonių supranta, kokį gyvenimą reikia patirti už mokyklos ribų, kaip bendruomenės darbuotojai tai daro. Čia jiems rūpi, ką veikia po mokyklos. Kitas sako, nežinau, kam jie čia dirba. Netgi jei dirba savivaldybei, aš vis tiek jais pasitikiu. Jie yra ypatingi. Ir manau vėlgi įdomi citata, kadangi mes dirbame su savivaldybės darbuotojais, nesvarbu, ar jie dirba savivaldybė ar ne, kadangi iš jaunimo perspektyvos ta sistema nėra kažkoks absoliutas. Čia labiau yra santykiai, tai ką jie gali patirti kasdienėme savo gyvenime. Savivaldybės ir būtent tas pavyzdys parodė, kaip tai gali būti organizuota. Na, kitos citatos, taip pat publikacijos, kurios buvo parengtos mano kolegų ir dėkoju uždėmesį. Thank you so much, Ulrich, for the, in general, that you helped us to elaborate tai, kad padėjote mums susipažinti su labai svarbiais tokiais aspektais, ne tik kalbėdamas apie bendruomenės įtraukimą, bet ir poveikio vertinimą, nes tai nepaprastai svarbu, nes jūs jau kalbėjote, kad investicijų, apie socialinius investicijų grąžą užsiminėte ir mus labai aišku stebina tiesiog Skandinavijos būtent tas modelis ir taip pat jūsų lankstumas šioje srityje. Ir sakyčiau, kad labai geras ir toks sklandus perėjimas prie kito pranešimo. Dabar aš norėčiau pakviesti Simoną Ivarovaitę iš inovacijų agentūros. Nes mes žinom, kad nuo 2018 metų inovacijų agentūra iš tikrųjų labai daug ką pasiekė Lietuvoje. Ir Simona detaliau paaiškins, kokias priemonės jie gyvena, apie poveikio vertinimą, poveikio nupirkimą. Taigi, Simona, žodis jums. Jį kalbės apie poveikių grįstą viešųjų paslaugų perdavimą. Sveiki visi. Esu Simona ir dirbu inovacijų agentūroje. Tai pradžiai porą žodžių apie inovacijos agentūrą, nauja esama organizacija. 22 metais buvome įkurti, ekonomikos ir inovacijos ministerija įkūrė, bet šiaip jau 3 organizacijos, kurios buvo suvienytos į vieną. Tai nors mes esame viena organizacija, bet mes vadovaujamės 3 ankstesnių organizacijų patirtimi ir žiniomis. Tai tiek įvadinės informacijos, ko mes užsiimam. Mes iš esmės dirbam su verslais įvairiuose jų vystymosi plėtros etapuose, nuo startuolių, nuo pardavimuose įsikūrusių, nuo eksporto ir taip toliau. Tai mums svarbiausia, kokia mūsų vertės koks pasiūlymas mūsų klientams. Mes padedam inovacijas diegti, mes taip pat sukuriam naujas galimybės inovacijoms, taip pat mūsų kompetencijos irgi labai svarbios, nes mes tiesiog verslo kompetencijas, tokiam nuolatiniam verslo, nuolatiniam plėtrai, pažangai sukuriam tarptautiškumą, investicijas ir tinklaveiką. Taigi, kaip mes galime socialinio verslo ekosistemą plėsti? Labai juk svarbu kalbėti apie paslaugas, kurios teikiamas startuoliams ir taip pat socialinių įmonių plėtrai. Tai ką tai reiškia? Tai mes mokymus organizuojam apie poveikio vertinimą, taip pat mes, čia aš kalbu ir apie ekosistemą, iš tikrųjų mes socialinio verslo duomenų bazę kuriam, tai yra labai svarbu, nes mes siūlome galimybę savanoriškai registruotis mūsų platformoje, labai lengva surasti
skleisti tą informaciją. Ir taip pat praeitais metais mes įkūrėm tokią akceleratorių nuo programą, kuri labai svarbi. Ir kita mūsų, kaip ir veiklos rytis, tai yra, aš daugiau ir kreipsiu dėmesį savo pranešimai, tai yra viešų, poveikių grįstas viešų paslaugų perdavimas savivaldybėse. Ir kodėl tai yra svarbu, kaip tą galima padaryti. Ir mes vadovaujam, mes parodom kryptis, tiesiog pateikiam, kaip tą galima atidaryti. Ir aš vėliau pakalbėsiu apie tą modelį, kaip galima viešas paslaugas perduoti. Ir taip pat mes parengėme viešų paslaugų perdavimo gidą arba vadovą. Tai kodėl mes kalbam apie viešų paslaugų perdavimą? Ne mes sugalvojom visą tai, tai yra mūsų Lietuvos strateginiuose tiksluose, tai surašyta, pavyzdžiui, Lietuvos vizija ateičiai, kuri vadinasi Lietuva 2050-aisiais, jau ten kalbama apie tai, kad viešos paslaugos turėtų būti perduotos arba nevyriausybėms organizacijoms, socialiniam verslui, ir tada paslaugos gali būti daug veiksmingesnės ir geriau pasiekti tikslinės grupės. Ir mes būtent vadovaujamės tai strateginiais tikslais ir sudarom net sudarytos programos 22 iki 30 metų mūsų plėtros programos. Taigi, kaip jau sakiau, mes parengėm viešųjų paslaugų perdavimo gidą ir tai yra priemonių rinkinys ir jame surašyti būdai, tai yra 6 būdai, kaip galima perduoti viešasias paslaugas, taip pat poveikio vertinimo metodai. Lietuva dar tik tai pradeda, sakyčiau, tą įgyvendinti metodą, taip pat ir finansavimo įvairūs šaltiniai ir teisinių spragų analizė pateikta. Ir taigi, mūsų tikslas yra pirkti tokius išmatuojamis vertintus rezultatus, o ne veiklas ir ne procesas. Tai jau 6 savivaldybėse tai yra įgyvendinama ir 3 yra projekto tokie etapai. Tai mes 6 savivaldybės pakviečiam per metus ir tai parenkam tiesiog savivaldybės ir per šį projektą jos pereina 3 projektų etapus, tai yra poveikio pirkimo projektas ir jos perka poveikį. Tai ką tai reiškia? Apie tą projektą šiek tiek pakalbėsiu. Kaip jau sakiau, 3 etapai pagrindiniai šiame procese. Pirmasis yra taip vadinama dizaino mąstysenos, toksai kaip ir dirbtuvės. Kas tai yra? Tai dizaino mąstysena, tai yra filosofija, tai yra mąstymo būdas, leidžiantis išgryninti problemas, jas sėkmingai išspręsti ir aišku, šio etapo metu svarbiausia yra nustatyti pagrindinę socialinę problemą, taip pat dalyviai tai kas yra savivaldybės atstovai, taip pat tiesiogiai socialinių paslaugų gavėjai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, socialinių įmonių atstovai, taip pat būtent to mąstysenos metodo atstovai. Ir rezultatas yra socialinė problema, yra jau nustatoma pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu savivaldybė nori spręsti jaunimo delinkvencijos problemą, jie pakviečia nevyriausybinės organizacijas atitinkamas ir taip pat kalbasi su jaunimo atstovais, nežinau, ar telefonu, ar kitais būdais, kad suprastų, kokia yra ta problema. Ir taigi šio etapo tikslas yra suprasti problemą, ją išgryninti, kas sukelia problemą, kokios yra pagrindinės priežastys ir kaip galima spręsti. Ir taigi savivaldybė įsigilina į visą šitą problemą ir surinka visą informaciją. Ir kad renka visą informaciją, kad galima būtų išspręsti tą konkrečią problemą, tai yra ir rezultatas turėtų būti. Ir
per projektą kaip tik darbuojasi būtent su šia problema, ieško geriausių sprendimo būdų. Ir žinoma, kad mums svarbu, kad būtų įvairūs sektoriai įtraukti. Tai taip, mes labai skatinam bendradarbiavimą. Toliau pereinam į antrą etapą projekto, ilgesnis šis etapas. Pirmasis etapas, tai dizaino mąstysenos metodas, tai yra tik tai, vieną dieną trunka, o šis etapas iki poros mėnesių turbūt. Tai ką tai reiškia? Mes kalbam apie pokyčių teorijos sukūrimą. Po to, kai jau buvo nustatyta pagrindinė problema ir taip pat ir tikslas, kurio reikia siekti, mes turime sukurti pokyčių teoriją, kuri padėtų atsakyti klausimą, kaip galima užtikrinti tą tikslą. Taigi, o tikslas yra koks? Logiškai paaiškinti ryšį tarp to, ko užsiima paslaugos teikėjas, tai yra kokia jų veikla, kokios intervencijos ir kaip ji padės pasiekti užsibrėžtą tikslą. Dalyviai šiuo atveju būtų savivaldybės atstovai ir pokyčių teorijos ekspertai. Tai čia, manyčiau, kad sudėtingas yra tas mūsų projekto etapas. Kodėl? Nes savivaldybės reikia pakeisti mąstyseną. Lietuvoje ką mes matom? Kad labai dažnai, kai savivaldybės perka viešasias paslaugas, tai labai viskas yra pagrįsta tokiais kiekybiniais galbūt rodikliais, o visiškai, praktiškai nekreipia dėmesio į poveikio procesą. Tai šiuo atveju, tiesiog mes kalbame savivaldybėm, aiškinamas, kad reikia poveikį vertinti, bet tam reikia laiko pokyčių teorijai gyvendinti. Tai rezultatas šio etapo būtų taip. Kai jau paruošiama teorija pokyčių, metodai ir taip pat visi rodikliai, poveikio vertinimo ir taip pat stebėsant liekamai vertinimas. Ir trečias etapas, tai yra, kai pradedame ruošti dokumentai dėl poveikio pirkimo. Tai tikslas būtų padėti savivaldybėms, kaip tiesiog mokyti, parengti savivaldybės, kaip paruošti būtent tokius dokumentus. Dalyviai, tai būtų savivaldybės atstovai, taip pat viešųjų pirkimo ekspertai, teisiniai patarėjai, o rezultatas būtų viešų pirkimo dokumentai, būtent tam poveikio pirkimui. Jeigu bus rezultatai ne tik pasiekti, bet geresni rezultatai, tai bus bonusas skiriamas, o jeigu nebus pasiekti rezultatai, tai gal kažkokia tai to, aišku, bonusų nebus. Bet čia mes norim ne tik, kad, suteikti savivaldybėms tą galimybę, bet taip pat norim, kad būtų įtrauktos, iš tikrųjų, kad būtų tas perdavimas viešųjų paslaugų veiksmingas. Ir tokiu būdu savivaldybės tokio pirkimo esmė, tai mes turim ir paklausą ir pasiūlą atsižvelgti. Tai nevyriausybinio organizacijų įtraukimas labai svarbus, nes jos geriausiai gali pateikti kokybiškas paslaugas. Ir savivaldybės tokiu būdu gali efektyviai traukti trečiojo sektoriaus organizacijas. Taigi, rezultatas, kaip sakiau, yra parengiami viešų pirkimų dokumentai, kurių pagrindų galima pirkti poveikį, užsakytų tokią paslaugą. 24 metais, ką mes pasiekėme? Mes įtraukėme 12 savivaldybių, kaip sakiau, po 6 kiekvienais metais ir projektai įgyvendami kokiose srityse: vietinio turizmo, vaikų su negale srity, jaunų šeimų, vienišų tėvų, ilgalaikių bedarbių ir problemams spręsti ir jaunimo nusikalstamumo problemams spręsti. Bet priklauso nuo savivaldybės, kokias problemas jos pasirenka. Kaip jau sakiau, tai gali būti ir neįgalumo, ir šeimos, ir
įvairios socialinės problemos yra pasirenkamos. Dažniausiai savivaldybė pasirenka būtent jaunimo nusikalstamumo, nepilnamečių delinkvencijos, būtent tą probleminę sritį. Tai kokia yra nauda, perdodant viešasias paslaugas? Kaip jau sakiau, tai yra pasiūla ir paklausa labai svarbu ir savivaldybės gali dirbti su vietinėmis NVO, socialinio verslo, socialinėmis įmonėmis, o nevyriausybinės organizacijoms tai irgi tai yra dar papildomas, įplaukų galbūt šaltinis, nes ir jos gali padėti išspręsti savivaldybės būtent tą nustatytą problemą. Ir aišku, kompetencijos savivaldybės darbuotojų įgyvendinant tokius projektus auga, nes nebegalvojama apie kiekybinius kažkokius tenai rodiklius, bet jau atsižvelgiama į poveikį tokios paslaugos. Kaip viena ar kita paslauga, kokį turėtų poveikį, kaip padėtų spręsti tą aktualią problemą. Žinau, vienas iš pagrindinių tikslų būtent tokio viešų paslaugų perdavimo yra užtikrinti kokybę paslaugų. Nes matome, kad nevyriausybinės organizacijos ir socialinės, sakysim, įmonės, dažniausiai taip, geriau gali atlikti, sakysim, teikti tokią paslaugą. Kodėl? Todėl, kad tiesiog jis susijęs su tų paslaugų gavėjais, žino jų poreikius. Ir šio proceso metu iš tikrųjų mes matome, kad tikrai kompetencijos yra nuplėtojamos projekto komandose. Taip pat vienas iš pagrindinių tikslų tai yra būtent tinkamai išmatuoti poveikį, o tai susijęs su paslaugos kokybė. Ir tos paslaugos, kurias savivaldybės perduota, gali netgi sutaupyti nuo 10 iki 30% socialinių paslaugų, tai 10% antraisiais metais, sakysim, o ilgalaikiai perspektyviai iki 30%. Ir taip pat tai socialinė ekonomika ir verslumą labai skatina. Ir mes kartu kūrėme pokyčius ir poveikį. Tai mes labai to didžiuojamės ir dėkui, kad įsiklausėte mus. Thank you so much, Simona. Not only for the Dėkojame Simonai ne presentation, tik but tai for the jūsų work that you are prezentaciją, doing. bet ir už darbą, kurį atliekate. Ir žinau, kad savivaldybėse irgi yra tokie kontaktiniai asmenys, kurie su jumis susisiekia tam, kad ir išdėstytų problemas ir galbūt turi abejonių dėl ar viešųjų pirkimų, arba galbūt norėtų organizuoti kažkokias darbo grupės. Tai tikrai galite drąsiai kreiptis į Simoną, kuri papasakos apie skirtingus finansavimo modelius jūsų iniciatyvoms. Jūs taip pat įrodėte, kad tai yra sėkmingas projektas, kad tai pasiteisina, kad gali būti gerų, tvarių rezultatų, kurie yra pasiekiami. Ir būtent dabar norėčiau pakviesti Loretą, kuri atstovauja Šiaulių rajono savivaldybę. Ir taip pat yra viena iš tokio projekto dalyvių. Ir taip pat būtent rengia ir pirkimo dokumentus, ir taip pat teikia paslaugas partneriams. Kiek techninės informacijos prezentacija bus lietuvių kalba, taigi anglakalbiai prašome užsidėkite ausinės dėl vertimo. Šita konferencija iš tikrųjų nuostabi patirtis ir labai gera, kad visur yra žmonių, kuriem tikrai rūpi vaikas, kuriem tikrai rūpi jaunuolis ir kad mes šiandien čia visi kartu, tai tikrai jėga. Vis ruošiuosi mokytis anglų kalbos, bet po šitos konferencijos tikrai išmoksiu. Tai yra geras toks spyris. Na štai, o mano pranešimas apie tai, ir jis būtent taip ir vadinasi, kad pasirinkome išklausyti ir suprasti. Mano darbas po studijų prasidėjo tokioj nelabai gerai vertinamo įstaigoje, tai yra socializacijos centras. Dirbau socializacijos centre, būtent su tais vaikais, kurie darė nusikaltimus ir kurie būdavo tikrai vežami ir, kaip jau minėjo kolegos, kartais už bet ką.
Po to mano darbo specifika pasikeitė ir aš perėjau dirbti į vaiko teisų apsaugos tarnybą. Ir dabar nuo 20 metų dirbu tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi savivaldybėje. Tai yra tuo žmogumi, kuris rūpinasi paslaugoms vaikam, kada jie padarė teisės pažeidimą. Turbūt ankstesnių darbų įtaka man leido, kaip aš visada sakau, suprasti tą virtuvę iš vidaus. Mačiau nusikaltusi vaiką atvežtą į centrą, kaip jis ten jaučiasi. Mačiau vaiką šeimoje, kada važiuodami į šeimos, kur yra socialinė rizika, kur yra stebimos šeimos ar ne. Ir matau vaiką dabar, iki kuris atėjo ir tikrai nepakeisiu niekada savo nuomonės, turiu ją tvirtą nuo pat studijų baigimo. Nėra blogų vaikų ir nėra kaltų vaikų. Į savivaldybės vaiko gerovės komisiją patenka vaikai, kurie padarė teisės pažeidimus ir nėra sulaukę baudžiamojo amžiaus. Ir minimali priežiūra yra ta priežiūra, kada mes su vaiku dirbame neišėmę jo iš namų aplinkos, ar iš globėjų aplinkos, ar iš namų. Tai analizuojam labai daug informacijos, renkame labai daug informacijos apie vaiką ir šeimą. Ir ką mes matom surinkę šitą informaciją, kad vaiko nusikalstamas elgesys yra jo gyvenime vykstančių įvykių pasekmė. Ir tikrai tai laiku nepastebėtas, neišklausytas ir nesuprastas vaikas. Pagalbos negavęs vaikas. Dažnai į vaiko gerovės komisiją ateina vaikai, kur jau elgesys būna toli gražu pažengęs į tą blogą elgesį. Tai tikrai neignoravom faktų apie padarytas baudžiamas veiklas, apie jų rimtumą. Neteisinom vaiko elgesio, bet man pasisekė, aš turiu gerą komandą savo savivaldybei, bendraminčių, ir mes nusprendėm, kad mums svarbiausia suprasti. Tai, kas atsitiko vaiko gyvenime, tai kodėl jis savo išgyvenimo įrankių pasirinko delinkventinį elgesį. Ir kaip jam padėti tą įrankį pakeisti. Mes pasirinkom, atsakydami į vaikų ir paauglių nusikalstamumą, mes pasirinkom juos išklausyti ir suprasti. O suprasti probleminio elgesio priežastį, kaip sako psichologija Valija Šap, tai yra suprasti vaiko požiūrį, suprasti vaiko poreikius ir suprasti vaiko patirtį. Ar tai lengva užduotis? Ojojoj, toli gražu ne. Pas mus veikiančioje sistemoje mes turime tokį mechanizmą. Nusikaltusiam vaikui iš bet kurios švietimo paslaugas arba socialinės paslaugas teikiančios įstaigos paskiriamas atvejo vadybininkas. Ir jisai prižiūri paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymą ir koordinuotas paslaugas. Tai ar tikrai bet kuris specialistas paskirtas koordinuoti tokį atvejį gali jį koordinuoti, ar tikrai gali suprasti šitą problemą? Iš to, kad pasibaigus minimalios priežiūros priemoniai arba vaikui grįžus iš socializacijos centro, jie vėl grįžta į nusikalstamą elgesį, mes supratom, kad ne, tikrai ne bet kas. Ir žinojom, kad mums reikia kitokio požiūrio, mums reikia specifinę patirtį turinčių specialistų. Mums reikia inovatyvių paslaugų, nes tai, ką mes turime dabar, nepasiekiant rezultato. Ir štai čia aš labai džiaugiuosi, kad mūsų gyvenime atsirado inovacijų agentūra, kuri būtent ir pakvietė mus vykdyti tokį pilotinį projektą, tai yra galvoti, kaip reikia perduoti paslaugas vykdyti nevyriausybininkams. Taip, mes supratom, mums reikia naujos paslaugos, bet koks turėtų būti mechanizmas, kaip turėtų būti viskas sudėliota į terminus, į šitą poveikio pirkimą, į rezultatą, kaip jis turėtų būti, ko mes turim reikalauti iš tiekėjų ir ką mes turim padaryti. Tai sudėtingas procesas, bet kada turi tokius partnerius, sudėtingumo nebelieka. Ir ne tik buvo įdomu dirbti, bet buvo iš tikrųjų ir mes turim tą tokį produktyvų rezultatą. Ir
mes pasinaudojame, aptarė Simona visus etapus, ar ne, tai aš jau nebesikartosiu, bet mes tiesiog pasinaudojame mūsų partnerio pasiūlymu. Mes norėjom lauko problemą suprasti plačiai ir tikrai pakvietėme visus žmonės, kurie yra neabejingi delinkventinio elgesio vaikams ir jų šeimom. Ir nesvarbu, ar jis kultūros centro darbuotojas, ar bibliotekininkas, ar jis seniūnijos darbuotojas, galbūt jis nevyriausybinės organizacijos narys, o gal savivaldybės teisės ir apskaitos skyriaus darbuotojas. Tiesiog visi, kurie norėjo, kurie turėjo ką pasakyti. Ir kas buvo labai svarbu šitam tyrime, kad mes turėjome šeimų, informantų, kurios dalyvavo ir iš tikrųjų pasakė savo poreikį. Ir mes pamatėm tą bendrą tokį vaizdą, kaip skirtingai mes suvokiam šitą problemą. Šitas suvokimas davė labai daug, nes dirbant vienoje ar kitoje įstaigoje, ką mes galim pasakyti apie nusikaltusį vaiką. Ir ką parodė tas mūsų bendras darbas ir tyrimas. Jis yra nusikaltėlis. Kaip mes matom? Jis yra nusikaltėlis, nes mes matom tik išorę. Ar mes norim pamatyti vidų, kartais net nesusimastom, kad jį reikia pamatyti. Tai būtent koncentravomės į tai, koks vaikas ateina į vaiko gerovę, nagrinėjome ar ne, kokia yra jo aplinka ir koks yra institucijų, įstaigų resursai kokie, kaip mes galime padėti tiem vaikam ir kaip mes galim ką nors keisti. Tai atsiprašau, čia irgi lietuviškai, bet aš perskaitysiu, tikiuosi vertėjas išvers. Tai čia vienas yra iš to dizaino dirbtuvių, kada sakė Simona juodraščiai, mes rašėme tai, kas mums yra svarbiausia, ar ne, ir čia juodraštis apie ką, apie vaiką. Taip, trauminės patirtis, taip, vaikas išgyvenantis krizę, išgyvenantis paauglystę, paskui diagnozuotos ligos labai svarbios, ar ne, tai didžiulis sąrašas, kur yra ir hiperkinezinis elgesio sutrikimas, nerimo sutrikimas, adaptacijos sutrikimas, psichikos ligos, žodžiu, pokyčiai dėl aktyviųjų medžiagų vartojimo, nerimo sutrikimas, daugybė įvairiausių sutrikimų, kurie įtakoja vaiko elgesį. Ar vis dar mes galvojam, kad tikrai bet kas gali vadybinti tokias situacijas su tokiais vaikais, kurie ateina? Tikrai ne bet kas. Na ir žodžiu, darbavomės toliau. Mes supratom vieną dalyką, kad labai svarbu, žiūrint į grupės ar ne, jeigu vaikui diagnozuotos ligos, tai turi keistis ne vaikas, o mes turime keistis. Tai mes turime išmokti šalia jo gyventi, mes turime jam padėti, kad neprovokuoti to elgesio, mes turim jam padėti ir aplinką keisti, kad jam irgi būtų patogu ir kuo mažiau išprovokuotumėm to neigiamo elgesio. Na ir koks vaikas ateina į vaiko gerovę, kai tu su juo pakalbi, tai jeigu čia yra psichiatrų, psichoterapeutų ar psichologų, jie jau iš karto pasakytų diagnozę, nes tai neturintis svajonių, nežinantis, ko nori, nepasitikintis savimi, nepriimantis pagalbos visiškai, negebantis adekvačiai reaguoti į aplinką ir valdyti emocijų. Jis nuolat gynybiniai pozicijai. Dažniausiai jis gyvena virtualioje erdvėje, žaidimai ir užsiėmimai, nes ten jo nieks nemato, nekontroliuoja, neskriaudžia, nes ten jisai suprantamas ir reikalingas jaučias. Jis nesijaučia taip pat ir išklausytų ir išgirstų. Ir jisai kankinamas priklausomybių ir kartais, nors gyvena dideliam būry sesių, brolių, šeimos narių, jis yra vienišas, niekieno vaikas. Tai toks ateina į tą mūsų vaiko gerovės komisiją. Kadangi pilotinio projekto metu mums tikrai labai gerai pavyko išsianalizuoti situacijas, ko mes norėtumėm, kaip suformuluoti reikalavimus, mes juos suformulavome
ir mes nusprendėm pirkti paslaugą iš mūsų nevyriausybinės organizacijos, tai yra atviro Šiaulių rajono jaunimo centro, nes ten iš tikrųjų dirba žmonės, kurie dirba širdimi. Centras iš vis pas mus gyvuoja 24 metus ir tą patirtį su delinkventinio elgesio vaikais ir jaunuoliais jie jau turėjo. Ir kas visą laiką žavėjo jų komandai, tai jų požiūris į vaiką. Iš tikrųjų, ta mintis, kad reikia kitokių paslaugų, tai gimė dalyvaujant būtent su jais projekte Lengvi batai. Jie įgyvendino projektą pakviesdami daug organizacijų, taip pat ir savivaldybė buvo partneris. Ir ten šito projekto metu atsirado tokios inovatyvios paslaugos, kurių Lietuvoje nebuvo, tai sukurta saugi ir patraukli erdvė mokytis grupėje per patyrimą. Paslauga 10 lengvų žingsnių vadinasi, paslauga, kur visada būnama šalia jaunuolio, kartu nuolat teikiame mokymus jam ir specialistam ir jo šeimos nariam, įstatyminiam atstovam. Tai va, mes pasirinkome būtent juos ir dabar trumpai, jeigu neįsigilinant, nes čia visi kalbėjo apie tą patį, ar ne, paslaugos daugmaž yra vienodos, tai man tik tai tos komandos darbo principai, jie sako, kad su jaunu žmogum dirbant būtinas lygiavertis, abipusis pagarbus santykis ir pasitikėjimo grįstas bendradarbiavimas, kad privalomas 100% dėmesio vaikui, kad labai svarbu mums teikiant šitas paslaugas yra išsiaiškinti vaiko stiprybės ir vaiko elgesys keičiamas būtent per stiprybių auginimą. Na ir aišku, dar vienas labai svarbus momentas yra tas, kad jie sako, kad pagalbos teikimas neturi tapti dar viena trauma ir taip jau gausybė traumų turinčiam vaikui dažniausiai. Tai iš kur gimė šitas matymas, kada mes projekte Lengvi batai kalbinome vaikus, kuriem buvo suteikiama pagalba, tai jie kalbėjo tikrai labai nuoširdžiai ir įstrigė yra vienos mergaitės pasakytos mintis, kad kai mano šeimai institucijos ir įstaigos pradėjo teikti pagalbą, mano gyvenime prasidėjo toks chaosėlis, kad nei vienam nelinkėčiau. Nes iš tikrųjų, pagalvokim, kiekviena institucija, kuri prisijungia į darbą su vaiku, jinai turi savo tikslus, savo planus, jai reikia pasiekti savo rezultatus. Ir kaip dažnai mes galvojam apie savo tikslą, planą ir rezultatą, negalvodami ir net nepaklausdami. Ir kai sako vaikas, visi žinojo, ko man reikia, visi. Bet nei vienas nepaklausė, ko man iš tikrųjų reikia. Tai va turėjom ar ne ir tokių pavyzdžių ir dėl to va šitie darbo principai yra labai svarbus. Ir būtent šitoje paslaugoje, jeigu vaikui paskiria minimalią priežiūros priemonę, vaikas gauna žmogų šalia, kuris lydi jį visur. Jeigu reikia, lydi į apklausas, jeigu reikia, lydi į socialinių paslaugų centrą, į atvejo vadybos posėdžius, jeigu reikia, lydi į mokyklą, jis būna nuolat, jie bendrauja žinutėmis, jie bendrauja susitikimais. Tada ir bandomas užmėgsti tas toks pasitikėjimo grįstas ryšys. Vėliau eina giluminė atvejo analizė, pasitelkiant specialistus. Čia jau mums prireikia ir psichoterapeutų, ir ar psichiatrų, ar psichologų, įvairių darbuotojų. Pagal kiekvieno vaiko situaciją mes vertinam ir galvojam, tiesiog planuojam specialistų pagalbos darbą, vaikai ruošiami priimti ilgalaikę psichoterapiją, kadangi dažniausiai mes tie, kas dirba su vaikais, jie žino, kad apskritai pasiekti, kad vaikas norėtų gauti paslaugą, jau yra iššūkis. Tai yra labai sunku. Tai ir mokymų, toliau vyksta mokymai vaikam. Labai svarbus momentas šitoje vietoje yra patyriminės veiklos. Gal bus smagiau klausytis, čia yra mūsų centro patyriminė ugdymo bazė įkurta, kuri yra įkurta ir pačių jaunuolių rankomis, tų visų nurašytų vaikų iš paraščių, kurie buvo niekam nereikalingi, bet jie žinojo, kad jaunimo centras nori įkurti bazę, lėšų trūksta, iš projekto gautų neužtenka, tai visi prisidėjo savo darbo visaip. Dažė, pjovė, rinko baldus,
kabino užuolaidas, tvarkė aplinką, jie darbavosi šitoj bazėj ir po to visi buvo vadinami bazės šeimininkai, jie netgi turi savo aprangą su užrašu bazės šeimininkas. Tai va, mes turim tokią gerą, gražią patirtį. Na ir jeigu toliau dar apie paslaugą, tai nuolat yra kviečiami specialistai, kurie dirba su vaiku, darbo grupė, jinai žiūri, koks yra pokytis, kokios dar paslaugos reikia. Šitie specialistai taip pat gauna ir mokymus, lygiai taip pat gauna mokymus ir vaikai, ir jų tėvai. Mes stengiamės, kad šitam procese aktyviai dalyvautų ir mokyklos pedagogai, ir šeima, ir pati bendruomenė, ir veikiančios tos nevyriausybinės organizacijos bendruomeniai, todėl kad turi tas keistis bendras požiūris į vaiką ir kad turi kažkas nuolatos parodyti, kad džiaugiasi pokyčiais, mato pokyčius ir pastebi pokyčius. Tai kokias mes turim dabar pasikeitimus iš to darbo su vaikais, tai turim tokį dalyką, kad tikrai vaikai noriai eina į kontaktą su mumis, kad jie nori gauti paslaugas. Toks įdomus momentas yra iš vienos patirties, kai mergaitė paskaičiusi planą apie tai, kaip bus su jie dirbama, sako, čia mano planas. Specialistė jam atsako, taip, tavo planas. Niekad nesu mačius tokio gero plano, gal galim 2 metam pratesti. Tai va čia turbūt ir rodo tą gerą dalyką, kada jau specialistui pavyksta užmegzti santykį su vaiku. Tai bet čia turbūt, kaip ir minėjo prieš tai pranešėjai, yra tie žmonės, kurie dirba iš tikrųjų ir kuriems rūpi iš tikrųjų. Ir vaikas tą tikrumą ir nuoširdumą labai jaučia. Galbūt dėl to mūsų jaunimo centro darbuotojams sekasi šitas darbas. Negalim pasigirti dar kažkokiais procentais ar dideliais rezultatais, nes paslaugą pradėjom teikti ir bandyti 23 metų kovą. Tai va čia šiais metais kova buvo tik metai, bet mes turime tų pasiekimų. Iš tikrųjų, kai ir tėvai keičiasi, ir dalyvauja mokymuose, ir patyriminėse žygiuose kartu, ir jie atrastos ir išbandytos ir asmeninės pokyčius gyvenime ir elgsenoje darančios strategijos. Nepilnamečiai atvirai pradėjo kalbėti apie savo jausmus ir netgi jie duoda mums patarimų. Jie tiesiog sako, kad jūs nepakeisit visų vaikų ir nepadėsit visiems vaikams, nes jūsų tiek nėra daug. Bet jeigu jūs padėsite kokybiškai vienam, kitam, antram vaikui, mes patys galėsime padėti savo kolegom. Ne kolegom, bet savo draugams gatvėje, savo draugams kaiminystėje. Žodžiu, jie jau duoda pasiūlymus, kad jie patys gali irgi dirbti ir padėti arba atvesti ten, kur reikia, ar ne. Tai čia turbūt geriausios žinios, kokiu mes galėjom tikėtis, apie ką mes galėjom svajoti. Ir savivaldybė, pamačiusi, kaip visas tas darbas veikia, nusprendė daryti dar vieną rimtą žingsnį. Tai, kaip ir sakiau savo pranešimo pradžioj, pastebėti vaiką kuo anksčiau. Mes labai tikimės bendradarbiavimo su mokyklom ir kad pastebėję tą netinkamą, negerą elgesį mokykloje arba vaikas, jeigu nebenori mokytis, nebeteina į mokyklą, kažkas atsitiko, kad kuo anksčiau, nesvarbu ten jam 8 ar 9 metai, kad jie informuotų ir kad mes šitas paslaugas galėtumėm teikti jau tokiam vaikui, kuriam dar nėra skirta minimali priežiūra. Tiesiog aiškintis, kas atsitiko vaiko gyvenime. Nes ką mes turime, dar kokį rezultatą. Vaiko šeima, tarkim, yra tikrai probleminė, kurioje jis gyvena, bet pats vaikas yra motyvuotas gauti pagalbą, jis keičiasi ir netgi gyvendamas tokioje aplinkoje, jis nebedaro nusikaltimų. Tai va čia irgi, manau, yra vienas toks labai didelis pasiekimas, kurio galim didžiuotis. Čia yra dar keli vaizdai, kad nebūtų taip liūdna, nes mes šiandien visą dieną kalbam ir vakar apie vaikus, bet mes jų praktiškai nematėm šiandien, tai va, kad prisimintumėm, kaip jie atrodo ar ne, vaikam yra organizuojami irgi mokymai, nes jie pareiškia norą. Jie sako, kai vis kalbam, kaip su tais paaugliais sutarti, mums reikia mokytis, vaikas sako, o tai kodėl negalite organizuoti mokymų, tai kaip mums su tais suaugusiais sutarti. Tai čia tokia gera patirtis. Tai va, yra jų laisvalaikis ir patyrimų veiklos, kur tikrai daug dėmesio skiriam. Jie būna visur.
specialistai mokosi nuolat, specialistai irgi turi patyriminius žygius. Ir norėčiau užbaigti savo prezentaciją Atviro jaunimo centro direktoriai žodžiais. Čia pamastymas ateičiai visiems. Jinai sako, kiekvienas susitikimas su nepilnamečiu man būna turtingas pamastymais vėl ir vėl apie tą pačią temą - išorė ir vidus. Kas turėjo ateiti? Nusikaltėlis, nurašytas, paraščių vaikas. O kas atėjo? Atėjo atviras, nuoširdus, tikras, jaunas, jautrus žmogus su kalnu skaudžių patyrimų. Aš net nežinau, ko reikėtų, kad išsitrintų istorija, kurią mes kaip visuomenė sukūrėme, matydami tik išorę. Tai va, linkiu nepamiršti visiems, kad pats geriausias metodas darbe yra žmoniškumas. Linkiu visada pagalvoti apie tą vidų, kurį turi vaikas. Ir labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad mes visi čia kartu bendrai galvodami sugalvosim tikrai ką nors gerą apie tą pagalbą vaikams. Ačiū uždėmesi. Ačiū labai, Loreta. I'm actually very interested. Na, o aš tikrai labai irgi domiuosi ir su dideliu susidomėjimu išklausiau Loretos prezentaciją dėl to, kad mes kalbėjom taip pat apie socialinius partnerius, kaip dirbti kartu, ne aš, o mes, ne tik tai savivaldybė, bet ir aplamai su kitais partneriais, su kitom interesuotom šalim, kurios kartu pasiekia puikių rezultatų. Komandinis darbas, kuris yra skirtas geresniems sąlygoms vaikams ir jaunimui užtikrinti. Na, o kadangi esu moderatorė, galiu paskelbti, kad viena iš savivaldybių vakar su manim susisiekė, kalbėjomės apie viešuosius pirkimus ir sakė, kad sudėtingai sekasi tos partnerius susirasti. Taigi, Joniškio savivaldybė, jeigu jūs norite pakalbėti apie būtent paslaugas jaunimui nuo 20-29 metų, taip pat užimtumo paslaugas. Jeigu susidomėjote, prašom, susisiekit su manim, aš vesiu jūs su kitų savivaldybių atstovais, kurie domisi panašiamis programomis. Kalbėdamas su Loreta, išgirdau vieną svarbų dalyką apie tas vertybės, apie tai, ko galima aplamai išmokti matuojant tą sėkmę arba poveikį. Ir jinai pasakė, kad mes turime suvokti, ko trūksta ir kokių paslaugų nėra, arba kokios paslaugos turėtų būti pagerintos, galbūt patobulintos tam, kad viskas veiktų gerai. Taigi aš su dideliu džiaugsmu kviečiu Marijatą Kekoną dabar išdėstyti jos prezentaciją. Ji yra Suomijos sveikatos ir gerovės instituto visuomenės sveikatos ir gerovės departamento vyresnioji tyrėja. Ir mes jau kalbėjom apie tą ilgalaikę paramą, ilgalaikį palaikymą. Iš ICEHATS išgirdom tokį pavyzdį. Ir dar svarbu ne tik tai, kad tai yra svarbus atvejai, kuriuos reikia analizuoti ir žiūrėti, kokiais rezultatais gali pasigirti organizacija, bet ir išgirsti grįžtamą ryšį apie tai, kokiose srityse yra gerintinų klausimų. To būtent ataskaitinių laikotarpių. Ačiū. Thank you. Thank you for inviting me. Ir jums dėkoju už pristatymą ir apskritai už pakvietimą dalyvauti konferencijoje. Aš noriu papasakoti apie, jau girdėjote pranešimą apie ICEHATS, o mano tikslas dabar papasakoti apie ICEHATS testinio tyrimo rezultatus. Funny thing that we end this conference with ICEHATS Išilginis tas buvo toksai tyrimas ir labai įdomu, nes mes šiandien ryte pradėjom nuo pranešimo apie ICEHATS, Mika skaitė, o aš baigiu irgi tą pačią temą, tai apie ICEHATS, nes tai yra unikali išskirtinė prevencijos programa ICEHATS ir iš tikrųjų mes vaikus nuo pat vaikystės, nuo 7 metų mes įtraukiam ir netgi paauglius įtraukiam. Tai nepaprastai svarbu. Ir kaip jau girdėjote, mentoriai užsiima vaikais, jie glaudžiai bendradarbiauja su vaikais ir komandos sukūrimas.
healthy Tai mes bandome environment, sukurti the sveiką environment aplinką šiems of vaikams, practicing these new social kad skills, vaikai tiesiog practicing, praktikoje and įgytų combining socialinių these įgūdžių peer relationships. ir kad jie And bendrautų this, su savo intervention bendraamžiais, program kad jie is būtų a very important part is that, išimti iš tos the nusikalstamos support arba tokios is net always asocialaus delivered, elgesio provided terpės according to the ir kad individual išmoktų needs naujų of the gyvenimo child. įgūdžių. So, Bet žinoma, kad mes turime atsižvelgti there į is vaiko no, poreikius. Kind of a Kiekvieno general vaiko, tai agenda aš that every child negaliu tvirtinti, kad yra gets a kažkokia certain tai kind of bendra support, darbotvarkė, but every ne, child kad gets the kind of support he or vienodos she needs. vienodos paslaugos turėtų būti teikiamos as visiems Mika pažeidžiamiems pointed vaikams. out, Ne, Mika mes turime pointed priderinti out, prie vaiko in poreikių. the Jau morning, Mika the sakė families ryte, are kad important partners, šeimos for the yra labai mentors, svarbus or other way partneris around, mentoriams ir mentors are atvirkščiai. important partners Mentoriai for labai the families. svarbus šeimoms. But this said, as you can hear, it's a unique program. It Taip, kaip jau promises sakiau, tai yra tokia quite a išskirtinė lot. tokia And in this programa. longitudinal study, we are Ir mes interested atlikom in whether these išilginę promises studiją, or the tyrimą, claims or the nes goals, mus if they labai really come domino true. rezultatai And ASAT the aims of programos. our study Ir koks poveikis, kokie rezultatai can be šiems divided vaikams. in four Tai į keturias tokias gal dimensijas mes galime One arba, is to padalinti tos investigate mūsų whether tikslus. the target group of the program Ir is achieved. visų pirma, So tai does the atsižvelgiant į program tikslinę reach grupę. the vulnerable children Mes the turime, way it norėjome claims išsiaiškinti, ar or tikrai ASAT promises. programa And this pasiekia is vaikus, by no kuriems means reikia that psichosocialinės self-evident when it comes to the paramos. interventions. Ir They may not identify the iš tikrųjų target group. ta tikslinė grupė, na, what kind of sudėtinga ją effects taip these jau, mentors themselves report sudėtinga in jos relation poreikius to visus participating atliepti. children. Antra tokia dalis In mūsų other studijos terms, tai what buvo kind of pats procesas, experiences and kaip observations ASAT they mentoriai do dirba su about the vaikais, child, kaip belonging jie to their team. individualizuotai prieina prie kiekvieno vaiko, atsižvelgdami į to vaiko poreikius. Trečia dalis mūsų studijos tai yra numatoma nauda ir rezultatai. Tai aš čia kalbu apie tėvų ir mokyklos, ir mentorių ir pačių vaikų perspektyvą. Turime tiesiog numatyti, na, tiesiog išnagrinėti, kokia nauda visiems ir kokie rezultatai. Ir taip pat ketvirta dalis tai yra, na, atsižvelgti visą tą gyvenimo tiekmę. Tai kokie yra svarbiausi galbūt, na, tokie vaikų pokyčiai, kokie įvykiai tų vaikų, kurie įtraukti į ASAT programą ir kokia yra, kaip pasikeičia psichologinė dalyvių gerovė. Na, kas dalyvavo mūsų tyrime, tai mes pasirinkom 5 ASAT komandas 3 miestuose ir iš esmės visi broliai buvo pakviesti dalyvauti tyrime, tie, kurie pradėjo dalyvauti ASAT programoje 2015 metais. Tai pradinio etapu buvo skaičius dalyvių 46 ir dalyvavimo, sakyčiau, buvo 94%, o dabar 65 berniukai. Na, o dabar kontrolinės grupės. Tai pradiniu etapu buvo paimti ir to paties amžiaus berniukai toj pačioj mokykloje, taip pat 3 kontrolinėse grupėse, 180 iš viso bendramžiai. Ir čia jau dalyvavimas buvo mokyklose nuo 11 iki 74%. Taigi, koks tas buvo ASAT išilginis tyrimas nuo 15-28 metų, kaip matote, tyrimas vyksta. Mes naudojom derinį metodų. Mes atsižvelgėme pačius vaikus, į tėvus, į mokytojus ir mentorius. Ir taip pat mums labai svarbu buvo ir kiekybinius surinkti duomenis, tai mes naudojom klausimynus, apklausos arba ir individualus buvo pokalbiai ir grupiniai interviu. Taip pat netgi dabar vyksta tyrimas. Mes analizuojam vienos komandos duomenis ir vėliau įtrauksim į
summary of some visus results. rezultatus ir taip pat galių ir sunkumų First of all, klausimyną panaudojant. Taip pat ISAS program, stebėjimo metodus according to naudojimas our ir results, žinoma seems to duomenys be visi yra targeted įvedami į mūsų group of registrą. vulnerable Taigi children. pradėkime nuo And by tikslinės targeted group, we grupės. mean that ISHAT the children programa really have these adverse childhood mūsų tokia experiences, išvada, kad and tikrai they were more pasiekė common, tikslinę ISAS pažeidžiamų children vaikų compared grupę. to the Mes juk čia controls. kalbame apie tos As vaikus, you can see kurie from this tikrai chart, buvo atsidūrę nepalankioje vaikystės who were aplinkoje. invited or Ir enrolled iš tikrųjų into the ISAS teams tos nepalankios came more patirtis often from patirtos single vaikystėje parent tarp tų families, vaikų, from kurie divorced dalyvavo families, ISAT from the programoje, families buvo with daug low dažnesnės, education lyginant su or kontrolinė income grupė. level compared to Ir the vaikai controls. dalyvaujantis ISAT They also programoje had, more often, daug dažniau these families, tiesiog parodydavo problems with health, socioemocinės ir or elgsenos substance problemas, abuse lyginant compared su to the kontrolinė controls. grupė. Na, kokios tos nepalankios vaikystės ISAT patirtis, tai children čia were labai interviewed daug, at kaip the age of matote. 7, Jie and buvo they čia self-reported, nuo 7 metų mes that they had, vaikus įtraukdavom į tą ISHAT. Ir iš tikrųjų dažnai buvo labai daug konfliktų su bendraamžiais. Ir šeimoje, ir mokykloje buvo problemų. Taip pat, įvairius patyrė, įvairias negandas tie vaikai, ir lygos, ir netektis vieno iš šeimos narių, ir skyrybos tėvų, ir kitos nepalankios vaikystės patirtis. Ir mes kiekvienais metais renkam duomenis. Tai čia kalbama apie efektyvę ISHAT mentorių paramą. Ir pasak mentorių, iš tikrųjų, poveikis tiems vaikams, kurie dalyvauja ISHAT programoje, labai akivaizdžios, nes padidėja savivertė, pagerėja psichinė gerovė, socialiniai įgūdžiai daug geresni, taip pat santykiai su bendramžiais ir taip pat fizinis aktyvumas daug geresnis. Ir vaikai išmoksta nuo tokio sportinio gyvenimo būdo, įgyja įgūdžių. Tėvai gauna tokią ilgalaikę socialinę paramą ir mokosi pozityvios tėvystės įgūdžių, o mokyklos taipogi gauna papildomus išteklius, kad galėtų paremti vaikų mokymasi, kad jie pasiektų geresnių rezultatų. Taigi, ir ta intensyvi mentorių teikiama parama, tai nepaprastai svarbi. Ir mus ypač mums buvo labai svarbu gauti mokyklų labai gerą įvertinimą, kad iš tikrųjų, nes labai konkrečiai mokyklos galėjo padėti vaikams dalyvaujantiems ISHAT programoje, nes mentoriai su mokytojais ir su mokyklų direktoriais glaudžiai bendradarbiavimu ir tiesiog galima buvo kiekvienam vaikui padėti, atsižvelgiant to vaiko poreikius. Ir mentoriai visada stengdavosi dalyvauti, pavyzdžiui, tuose susitikimuose, jeigu tai buvo mokykloje, kur buvo aptariama vieno ar kito vaiko situacija. O čia matote grafikę rezultatus. Aš čia kalbu apie mentorių tyrimą. Ir kaip matote, čia kaip patys mentoriai tą ir vertino, tai yra tęstiniai veiksmai. Fizinė veikla mentorių buvo pažymėta kaip labai svarbus užsiėmimas. Ir vaikai įsitraukia į fizinę veiklą, į tokią organizuotą fizinę veiklą, galėjo geriau mokytis, jų rezultatai buvo daug geresni. Taip pat ryšys pagerėjo su tėvais, su mokytojais, su bendraamžiais. Mes rinkom, kaip jau girdėjote, interviu buvo organizuojami ir mes kiekybinius duomenis rinkomės čia su tėvais. Buvo tiesiog kalbamasi. Tai ir kalbama šiuo atveju apie organizuotą fizinę veiklą.
the role of the bandant coach teikti geresnę is paramą very important. It's ISAT an programų ethos of dalyvaujantiems caring, vaikams. Tai yra, it's jau tai positive, padeda, būtent tokia encouraging veikla way padeda of, stiprinti jų being psichinę present gerovę. for the children. Ir štai And čia functioning parodyta, kad as čia a role dalyvauja model. ir tas vadinamas Most coacheris, of tai yra these mentors, if not all, rūpinimosi toks kind of etusas, some kind taip of pat skills pozityvus in some coachingas ir sektinas sport, pavyzdys rodomas sport art. tuose And sporto they veiklose. function as Taip role pat models for children. numatomi tokie įgūdžiai, ISAT kurie children, lavinami per sportą. ISAT Ir tai yra mentors pagarba, learn sėkmė, children's sport skills, self-esteem, respect, galimybė and help them to susitvarkyti, cope jeigu with tau failures. nepasisekė, pavyzdžiui. So Tai this, labai svarbu. Perceived Kaip skills įveikti, through na, sport tiesiog is priimti important nesėkmę. one. Ir tai ISAT labai also svarbu taip pat. offered children a team membership, sense Labai of svarbu belonging, dalyvauti peer relations, komandiniuose and friends. sportiniuose žaidimuose. And Ir fourth one čia yra is tokia provided safe dalyvavimas place visokiuose after the laisvalaikio school veikloje, hours for taipogi leisure per time sportą, tai yra saugi and vieta, the place where kur children galima, get rid of ta prasme, this užsimti extra sportu, energy they pasibaigus have, pamokoms, have. ir ten galima And tą energiją these, susikaupusią, kind of na, kažkaip tai išleisti mechanisms teigiamą linkme. improve Socialiniai ryšiai stiprinami per sportą, nes tai yra komandinė tokia kaip ir narystė, taip pat santykiai su bendramžiais stiprinami su draugais ir tai padeda savivertę stiprinti, emocinę savęs reguliavimą, tokį prosocialų elgesį ir drąsą. Tai visą tai veikia, gerina psichinę gerovę. Štai čia parodyta organizuoto sporto nauda, kaip tėvai tą įsivaizduoja, vaikų įsitraukimą į sportą. O mama vieno iš berniuko sako, kad iš tikrųjų jis daugiau fizinių kompetencijų įgyjo ir jis daug geriau sportuoja ir dėl to jo savivertė žymiai išaugo. Ir tiesą sakant, jis neberodo to elgesio problemų. Jis gali bendrauti su kitais vaikais, žaisti komandoje, negaliu atsistebėti savo sūnumi. Ir svarbu, kad vaikai nepasiduotų. Nesvarbu, kas atsitinka vaiko gyvenime, ar kaip jis pasielgia. Na, gali būti ir tokių nuopuolių kartais, bet svarbu išlaikyti tą vaiką komandai, nes buvo tokių incidentų, kai anksčiau, pavyzdžiui, vaikas, kai blogai pasielgia, jis buvo išmestas, išspirtas tiesiog iš komandos ir iš tikrųjų vaikui nuo to nebuvo geriau, jis vėl pradėjo elgtis netinkamai. Vadovaujantis mūsų tyrimo duomenimis, galima sakyti, kad tikrai yra statistiškai reikšmingas toks prosocialaus elgesio pagerėjimas tarp programos dalyvių, aš čia kalbu apie mokytojų vertinimą, bet nėra statistinių reikšmingų pokyčių elgesio sprendžiant problemas, taip pat problemos bendraujant su bendramžiais, hiperaktyvumo, emocinės problemas. Taigi, čia ir tėvai, ir mokytojai, kaip iš jų perspektyvos žiūrint. O mes, kaip sakiau, jiems išdalinome galių ir sunkumų klausimynus, tai jie ir atsakė tos klausimus. Tai pasak jų yra potencialas ISAT programos, kad galima tikrai palaikyti ir paremti prosocialų elgesį ir tas pagerėjimas būtent tokio prosocialaus elgesio gali būti įvairus. Na, pavyzdžiui, gal ISAT komanda siekia kažkokių tai labai gerų tikslų, o tas vaikas yra tos komandos narys. Ir taip patgi labai svarbu, kad vaikas jaustų tokį nuolatinę teigiamą mentorystę ir tokį santykį su patikimu suaugusioju. O tas patikimas suaugęs labai svarbus. Ir tai kokiosgi programos pagal mūsų tyrimo kokios išvados. Taigi, tai yra tai, kad vaikai supranta, kad jie gaus ilgą laiką iš patikimo suaugusiojo tą paramą.
atrodo, kad tas jau vien pažadas labai daug ką reiškia vaikams ir jų šeimoms. Taip pat programa pasikliauja tokiu ilgalaikiu santykiu tarp to paauglio ir mentoriaus. Bet nepamirškime, kad paties mentoriaus gerovė ir jo sugebėjimas susitvarkyti su problemom, darbas nelengvas yra labai svarbus. Bet nepamirškime, kad tie vaikai, kurie turi tokių labai sunkių emocinių problemų, kad jiems kartais gali prireikti paramos iš kitų tarnybų. Pavyzdžiui, psichiatrų, socialinio darbo profesionalų. Nepakanka kartais Eyes Heart, tai tada reikia nukreipti juos į atitinkamas tarnybas. Pavyzdžiui, jeigu vaikams sunku integruotis į tą kasdienę mokyklos, pavyzdžiui, aplinką, tai tada reikia pagalbos iš specializuotų tarnybų. Tai mes, kaip sakau, mes užsiimam prevenciją, bet mes kartais pasikliaujame ir specializuotomis tarnybomis. Dar noriu pasakyti, kad Eyes Heart visoje Europoje yra įgyvendinama. Netgi daugiamilijoninė dotacija ES buvo skirta ir čia dėka sėkmingos Suomijos iniciatyvos, kurie remiami pažeidžiami vaikai. Ir didžiuojas, kad turime kiek 6 netgi projekto partnerius, tai čia iš Suomijos, Belgijos ir Italijos, ir Estijos, o asocijuoti partneriai taip pat yra tarp jų ir Lietuva, ir Portugalija, Prancūzija, Bulgarija, ir Norvegija, Niderlandai, Čekija. Tai įsivaizduojate, kaip čia taip atgarsiai visoje Europoje, ir mes tikimės, kad Eyes tikrai taip išsiplės, kad apims visas šalis Europoje. We don't have, unfortunately, time for questions. Dėkojame Marijatai. Neturime pernelyg daug laiko klausimams, tačiau prieš konferenciją sulaukėme skambučio ir kalbėjomės apie prezentacijas, apie poveikį, apie vertinimą aplamai ir kaip jau minėta, kreipiausi į ją su klausimu, kodėl nereikėtų matuoti tai, ką mes darom. Monika, ji neatsakė, Suomijoje jūs nieko negautumėte kaip finansavimą, jeigu negalėtumėte įrodyti, kad jūsų projektas veikia, yra veiksmingas. Ir būtent to visiems linkiu susirinkusiems Lietuvoje, kadangi esu įsitikinusi, jog mums tikrai tai padės užtikrinti bent jau tvarų finansavimą, iš kokios perspektyvos mes tai bežiūrėtume. Taip pat tvarę partnerystę tarp skirtingų sektorių, jeigu suprasime, kokią vertę kūrėme. Dėkoju už jūsų pranešimus, dėkoju puikiems kalbėtojams, už jūsų laiką, už darbą ir už tai, kad pasidalijote savo patirtimi.